Na, reikia pasveikinti vaikinus su kovingom rungtynėm, su 1 tašku. Jeigu taip įsiplėsti apie rungtynės, tai atvažiavo šiandien vienas iš lygos lyderių. Kaip ir visom rungtynėm buvom pasiruošę. Sakyčiau, gerai pradėjom, viskas buvo mūsų rankose, įsimušėm fantastinį įvartį. Reikia pasakyti Nandui su pirmu įvarčiu, šaunuolis, jaunas vaikinas, perspektyvus. Tai gerai pradėjom, turėjom savo planą, viskas tvarkoj. Aišku, pasakyti taip, labai yra apmaudu ir gaila. Žinau, kiek vaikinai įdeda darbo, bet kiekvienos rungtynės padarom 2-3 mirtinas tokias, sakyčiau, klaidas, kur varžovas vis laik mus nubaudžia ir mes patys jau niekaip neišsikrašom iš tų klaidų. Tai, sakyčiau, eilė rungtynių mes visas kaip ir žaidžiam, su visais kovojam, bet va tos klaidos toks, tai ir praleidom pro kampinio tą įvartį. Džiaugiuosi, kad nepasimetėm, išlaikėm koncentraciją, sakyčiau, džiaugiuosi savo vaikinais. Jeigu taip po pirmo kėlinio dar turėjom priverstinį keitimą, tai dar tokį, sakyčiau, kaip ir nemaloni procedūra buvo, bet manau, kad vaikinai susitvarkė su viskom. Ir tas taškas mums šiandieną prieš lygos lyderis yra, sakykime, labai gerai. Tai tom džiaugiamės, noriu palinkėti savo vaikinams, kad jie taip toliau kovotų ir pagaliau baigtus tas, sakyčiau, juodas periodas su tom 3 klaidom per rungtynės. Tai kur varžovas vis laikim galėtų neįmušti. Tai jeigu joko formoj. O taip, tai ačiū visiems sirgaliam. Didžiulis ačiū vaikinam už pastangas ir stengsimės dirbti taip, kad išvengtų klaidų. Ir galbūt ateitį paimsim tos išsvajotus 3 taškus. Jeigu trumpai, tai tokias, kaip pasakyti, varžybos tokios ir buvo, kokios tikėjausi. Nes iš tikrųjų su Sūduva taurės varžybose tokios daug emocijų, fiziškumo daug atėmė, daug energijos, tai šiandien per rungtynės lygiai taip pat ir matėsi. Lyg ir momentai sujudom ir po to vėl į duobelę, sujudom ir į duobelę, tai to šviežumo šiandien labai trūko. Aišku, kai sakau, rungtynės praktiškai buvo ir vienai pusė, ir kitą pusę galėjo pakrypti, nes ir atmosfera turėjo tokių momentų aštrių ir mes tikrai galėjom paspręsti klausimus prie 1-1, tada varžovam būtų psichologinė duobė, bet šiai dienai, kaip pasakau, džiaugiuosi, vyrai vis dar nepralaimėjo 11 rungtynių, stengsimės tęsti tą seriją kuo ilgiau ir laikytis viršūnėje.